Šiandienos dvikova prieš Kyborgus iš šalies žvelgiant turėjo nebūti tokia ir sunki, tačiau atrodo viskas vyko priešingai. Pergalė nebuvo lengvai pasiekta. Nemanau, kad lengvai. Kyborgai jie neblogai atakuoja iš toli. Šiaip jie irgi manau, kad stengiasi laimėti, bet gal mes daugiau šiandien tokie atsipalaidavę buvo. Bet aš tai manau, kad visa mūsų komanda sėdėjo ant suoliukų ir žinojau, kad mes šiandien laimėsim. Taip, kad net nebuvo jokių nei minčių, nei streso, nei susimastymo, kad va, gal čia pralošim ar paleidom atkarpą ar ką. Ne. Iš kur toks pasitikėjimas savimis, savo jėgomis? Nežinau, nepasitikėjimas, bet, ką žinau. Jeigu taip jautiesi, kad laimėsi, tai reiškia, taip jautiesi. Aš nežinau, čia kaip to pasakyti, tuo labiau, kad jie atėjo, pavėlavę, susirinko ten keli žmonės, 6 žmonės, kaip turėjo. Tai turėjo dėsningai būti, kaip ir mes laimėsime. 6 prieš 10 tai negalime nešti. Komanda šiandien žaidė su naujomis aprangomis. Tikriausiai net nereikia klausti, kokią nuotaiką matyti iš veido, kad gera. Tai aišku, kad geriau. Ta prasme, visi labai skundėsi, kad su senom, kur žaidė, tai tokie, žinai, old school, tipo tempto, šortai trumpi, visiems negerai. Aprangas, malonu šitą. Kaip jautiesi žaisdamas šioje lygoje? Koks jausmas, ar patinka žaisti? How do you feel playing in this league, being, a foreigner in Lithuania's league? Well, I mean, for one, I was very surprised. Aš buvau labai nustebęs, kai mano draugai man pranešė apie tokią lygą Londone ir kai aš atvykau, buvo labai įspūdinga pamatyti ir aukštą krepšinio lygį ir sirgalius ateinančiais į rungtynes palaikyti komandų su būgnais, su vuvuzelomis, todėl kol kas įspūdžiai patys geriausi. Kaip šios dienos varžybos, ko pritrūko vis dėlto laimėti? How was today's game and what did the team lack in order to win? Vienas dalykas, ko mūsų komanda šiandieną tikrai netrūko, tai buvo energija. Mes visi buvome nusiteikę rungtynėms, tačiau galbūt pritrūko komandinio susižaidimo, net nesikovojame daug kamuolių, ypač trečiojo kėlinio pradžioje, kai varžovai pradėjo mus spausti, pasimetėme, praradome keletą kamuolių ir tiesiog pritrūko tokių menkų detalių, kurias galbūt ateityje ištaisysime kaip komanda.